Sveiki, mėlyjei žiūrovai. Su jumis sveikinasi laida Tu kaip aš. Ir aš jos vedėjas Ernestas Gidugevičius. Šioje laidoje mes aptarsime apie įvairius žmonės, menininkus, skulptorius bei kitų religijų žmonės. Kągi, pirmas reportažas. Keliaujame į Raižių kaimą, o ten įsikūrusi totorių bendruomenė. Lietuvoje totoriai gyvena nuo 13 amžiaus pabaigos. 1397 metais juos apgyvendino didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas. Lietuvos totoriai ilgą laiką išstengė išsaugoti savo islamo religiją, kulinarinį paveldą, papročius. Totorių maldos namai Raižiuose buvo pastatyti 1889 metais. Jie vadinami mečete. Šioje vietovėje tikintieji musulmonai renkasi kiekvieną penktadienį džuma maldai. Taip pat čia galima gauti literatūros, norint mokintis islamo tikėjimo pagrindų. Apie šią vietovę jums pasakoja muftijus Romas Jakubauskas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Šiandien mes esame Raižių mečetėje viduje. Kaip tik baigėsi šventinis namazas, šventinė malda, įvyko Kurban Bairamas, alhamdulillah, ačiū Dievui, susirinko nemažai žmonių. Ir taip pat aptarėme šio kaimo bendruomenės namų, mečetės problemas, taip kad, kaip visada yra kažkokių tai problemų, kurias reikia spręsti. Yra reikalai, kurie susijęs su mečetės remontu. Taip kad manau, kad bendromis jėgomis, gal ir valdžios pagalba arba užsienio brolių pagalba mes šias problemas išspręsime. Aukojimo šventė arba Kurban Bairam arba Eid al-Adha, tai yra didžioji musulmonų šventė metuose. Tai yra laikas, kada piligrimai važiuoja į Meką atlikti ritualus susijusius su piligriminė kelionė. O taip pat, kodėl jinai dar vadinama aukojimo arba kurban šventė, todėl kad šios šventės metu musulmonai aukoja gyvulius su intencija padalinti mėsą vargšams. Tai reiškia, kad ši šventė tai yra šventė kiekvienam ir netgi tiems, kurie nepasiturintis, kad visi būtų sotus ir laimingi. Aišku, tai nėra pastovus sprendimas, bet vis dėlto tos 4 šventinės dienos vis dėlto gera proga, kad visi jaustų ir užjaustų vienas kitą, kad pagrindas šioje šventėje yra vystyti brolybę tarp musulmonų. Laisvadienis, aišku, manau, kad atvyktų daugiau žmonių, bet iš tikrųjų atsiprašyti keliom valandom ir darbo diena nėra taip sudėtinga Lietuvoje, todėl kad Lietuvoje islamas yra oficialiai konfesija ir mes turim tokią teisę iš tikrųjų. Taip kad norėtųsi, kad mūsų broliai ir sesės Lietuvoje daugiau dėmesio kreiptų savo religiniams poreikiams, dažniau susitiktų, daugiau bendrautų tarpusavį ir kad tai būtų jiems tokia tradicija. Kol kas tiek trumpai apie Raižius. Na, o dabar keliausime į netoli Vilniaus įsikūrusią 40 totorių kaimą. Ten matysime unikalią totorių tradiciją. Kokia ji? Pamatysime netrukus reportaže. 40 totorių kaime veikia viena iš seniausių mečetė, kuri buvo pastatyta 1815 metais. Mečetėje renkasi kiekvieną džumą, penktadieniniai maldai tikintieji musulmonai. Totoriai yra išlaikę savo kultūrą, uoliai laikosi papročių. Viena iš didžiausių švenčių yra aukojimo šventė. Šventės akimirkomis su jumis dalinasi šventės dalyviai. Salam aleikum.
Šiame mūsų šventės, religinė šventė vyksta labai gražis pokylis ir labai gražiai bus. Ir Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Šitas šventas yra, kaip ir nuo visus pranašų liko, jis turi savybišką prasmę, kad mes, kaip ir žmonės šiandien turim atleisti artimų, kaimynų, giminių, brolių, seserys, kurie turim laikom piktis, turim atleisti visus, susitaikyti. Kiekviena šventa turi kažkokią savo prasmę. Tai už tai yra šiandien surenkiam čia, kad atvestim, kad parodyt žmonėm, kas su ko. Gerumą, gailestingumas, minkštas širdumas. Aš esu Josif Jakubovskis, gimęs Baltarusijai Respublikai, Krivoj. 40 totorose nemažai žmonių susirinko. Matot, kad Lietuvoje 4 mečetės. Nemėžė, 40 totorose, Raižiuose ir Kaune. Kiekvienas regionas susirinka savai bendruomeniai. Jeigu būtum į vieną įvažiavome iš visos Lietuvos totoriai, būtum labai daug žmonių, gal būtum ir dar įdomiau. Ši šventė neapsiėjo be jaunimo šurmulio. Jie galėjo palaipioti pripučiamais kalneliais, pasijausti kaip ano meto kariai, šaudinami su lanku, strėlėmis į taikinį. Šventėje pirmą kartą pristatė dailės parodą Ilona Makaveckaitė. Baigiau Vilniaus dizaino kolegiją ir jau kelintus metus dirbu su baldais. Mano pomėgis paveikslai, tapimas, abstrakcijos ir gamtos vaizdai. Apie šią šventę, jos reikšmę buvimą čia Lietuvoje, plačiai jums pasakoja muftijus Romas Jakubauskas. Kas yra Kurban Bairamas arba Eid al-Adha arba iš tikrųjų aukojimo šventė? Aukojimo šventė tai iš tikrųjų tokia šventė, kuri surišta pirmiausiai su hadžo ritualu, su piligriminės kelionės ritualu, kuris yra iš tikrųjų surištas su labai senais laikais, su pačiu taip vadinamu pranašų tėvu, Abraomu tebūniem taika. Nes visa istorija šio ritualo prasideda dar tais laikais, kai Abraomas atveda į taip Harano kalnus, kurie yra minimi ir Biblijoje, atveda savo žmoną su pirmagimiu Ismaeliu. Ir būtent tuose kalnuose jam Dievas liepė palikti savo žmoną ir pirmagimį ir palikti juos tenais ir išeiti. Ir kai tai yra vietovė, kur tikrai labai karšta ir tikrai nieko, kaip ir gyvo kalnai yra juodi lavos kalnai. Ir Dievas liepė jam palikti savo artimiausius žmonės būtent tokioje vietovėje. Ir kai jisai juos palieka, sako, aš turiu palikti, Hadžar klausia Abraomo, Ibrahimo, kas tau liepia tai padaryti. Jis sako, man tai yra Dievo paliepimas. Tada sakė, jeigu Dievas liepia, reiškia, jis manim ir pasirūpins. Ir jisai jos palieka. Tada, tokioje situacijoje atsidūrus moteriškin kūdikėlis, reiškia, kažką reikia daryti. Ir jinai padeda kūdikėlį, ten, kur dabar yra Kaba, reiškia Zamzam šaltinis, jinai palieka kūdikėlį suviniuotą ir tada pasilipa vieną iš kalvų, kuri dabar Safa vadinasi, ir pasidairo, gal ką nors gert, kažkur vandenį pamatys, kažkokį maistą. Tada jinai einant sekančios kalvelės, kuri vadinasi Marva dabar,
irgi pasilipė, jinai tai darė kelis kart, nieko nemato jokių. Ir kol jinai taip ieškodama, dairydamasi, reiškia, vaikščiojo tarp tų kalvelių, iš po Ismaelis baladoja kojytėmis ir iš po jo kojų išsiveržia šaltinis, kuris iki šiol teka, tai vadinasi Zamzam šaltinis. Ir aišku, jeigu dykumoje yra vanduo, tai reiškia yra ir gyvenimas. Ir tada pradeda trykšti vanduo, jau jie numalšina troškulį, ir paukščiai irgi pajaučia, kad yra vanduo, jie pradeda skristi. Tada keliauninkai beduinai pamato, kad paukščiai tenai skrenda, tada irgi atkeliauja pažiūrėti, kasgi ten vyksta ir pamato, kad yra moteriškė su kūdikėliu. Ir aišku, vanduo, tai galima apsistoti. O paskui, reiškia, pastatoma kaimenė, prasideda gyvenimas, reiškia, žmonės apsistoja, be abejo, jeigu yra vanduo dykumoje, tai reiškia, kad bus ir maisto ir jiems, ir žolytė augs, ir gyvūnai, ir avelės, ir kupranugaliai turės ką valgyti. Po to kasmet Abraomas grįžta į Meką, į tą vietovę, aplankyti savo žmonos, savo vaiko ir, aišku, kasmet taip atvykdavo, pažiūrėdavo, kaip jiems sekas, kažką tai atveža, kažką, reiškia, pasirūpina jais ir vėl grįžta. Toks jau buvo įsakymas. Ir kai jau Ismaelis buvo vaikinas, atkeliauja Abraomas ir jisai, reiškia, jos lankydamas, pamato pranašišką sapną, kad jisai aukoja savo sūnų. Kad jis aukoja Ismaelį, reiškia, ir aišku, persigando, nei vienas tėvas nenorėtų tai daryti, jisai persiganda, papasakoja tą savo sapną savo sūnų Ismaeliui ir sako, o Ismaelis sako, tėve, daryk taip, kaip tau liepta, nes, kaip sakant, tai yra Dievo įsakymas. Na ir jie eina, reiškia, Abraomas pasigalanda peilį, pasiruošia peilį ir jie eina tam tikroje vietovėje, kad atlikti šitą reikalą. Tai yra dabartinė Mina slėnis ir jie eidami į, reiškia, aukojimo vietą, 3 kartus jiems pasirodo šėtonas žmogaus pavidalu ir bando juos atkalbėti. Tai būtent, reiškia, yra užmėtomas šėtonas, reiškia, vaiko užmėtydami jį akmenimis. Ir nuo tų laikų irgi dar vienas ritualas, kas yra, tai vadinama džemaratas arba užmėtymas, simbolinis šėtono užmėtymas akmenimis. Tai va. Ir paskui be abejo, jisai, reiškia, atsigula Ismaelis, Abraomas bando aukoti savo sūnų peiliu, peilis nepjauna. Ir tada išgirsta, reiškia, įsakymą iš dangaus, kad taip tu ištesėjai tai, kas tau buvo liepta, ir nuo šiol vietoj sūnaus jūs tikintieji aukosite gyvulį. Tai va dar vienas ritualas, kuris irgi nuo tų laikų, tai va užtat vadinamas aukojimo šventė, aukojimas, gyvulių aukojimas. Tai nuo tų laikų yra aukojami gyvuliai. Ir nuo tų laikų ta šventė ir vadinama aukojimo šventė. Dabar, aišku, daug laiko nuo to praėjo, paskui Ismaelis su Abraomu pastatė Kabą, jie pirmieji pastatė Kabą ir tą Kabą pasidarė tuo centru, į kurį, reiškia, visi tikintieji eidavo atlikti šitą ritualą. Tai va šiam ritualui jau ne tai, kad pranašas Muhammad kažką tai naujo sugalvojo, bet tai jisai paprasčiau atstatė tai, kas buvo daroma dar Abraomo laikais. O pranašas Muhammad, tebūniem tai ką Dievo palaima, jis ir yra iš Ismaelio, reiškia, surištas su Ismaeliu, taip pat surištas su Abraomu. Nes visi kiti pranašai, kaip Jėzus ar Dovydas, reiškia, tai čia jau eina iš Ismaelio kito sūnaus Izaoko. Bet Izaokas yra Saros sūnus. Ir kai, o Saros ir Hedžar istorija tokia, kad iš tikrųjų Abraomas jau buvo gana, reiškia,
pagyvenęs vyriškis ir jis neturėjo vaikų, turėjo vieną žmoną Sarą, jis neturėjo vaikų. Bet kaip pranašas, kaip sakant, norėjo susilaukti sūnaus, kad būtų kažkoks palikimas ir tada Sara pati buvo, reiškia, vergė egiptietė ir jinai pati padovanojo, reiškia, šitą tarnaitę egiptietę Abraomui. Ir Abraomas su ja susilaukė sūnaus, o tokia taisyklė, jeigu vergė susilaukė sūnaus iš šeimininko, tai tada jin tampa laisva. Tai būtent tas Ismaelis ir yra iš tos, reiškia, nuo Hedžer, o Izaokas yra, kuris gimė vėliau, nes kai Hedžer susilaukė sūnaus, tai tada ir Sara dar susilaukė vaiko, nors jau buvo irgi vėlyvo amžiaus. Tai čia tokia istorija, kuri reiškia, susijusi su praktiškai su visom monoteistiniam religijom ir tas yra minima ir Senajame testamente ir, reiškia, ir pas žydus tai yra žinoma. Tai užtat visos šitos trys monoteistinės religijos yra labai artimos ir susijusios. O kai jau buvo, kaip sakiau, kaip minėjau, kad kai buvo pastatyta Kaba, nuo tų laikų Abraomas parodė, kaip reikia tą ritualą atlikti ir jisai nuo tų laikų ir gyvuoja. Tik tai, kad prieš ateinant pranašui Muhammad tie ritualai šiek tiek pasiklydo ir vietiniai beduinai šiek tiek prisigalvojo savų tradicijų su laiku, nes visa tai, kas buvo palikta, nebuvo užrašyta. Ir jie prisigalvojo savų tradicijų, įvedė stabus visokiausius. Tai kai atėjo pranašas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tebūnim, tai kad Dievo palaima, jau jie Kabą stovėjo, bet aplink Kabą, ant Kabos ir pačioj Kabui buvo pristatyta daugybė stabų. Yra sakoma, kad buvo apie 360 įvairiausių stabų, nes kiekviena gentis turėjo savo stabą, kiekvienas amatas turėjo savo stabą, statulėlės kažkokias, tai kurias jie patys garbindavo. Tai tas, reiškia, visas tas ritualas šiek tiek nuklydo. Dar buvo toks dalykas, kad buvo keli bandymai nugriauti pačią Kabą, nes tai visada kasmet pritraukdavo daug žmonių ir tam tikri valdovai Arabijos pusiasalį pavydėjo Mekkai to viso reikalo, norėjo pas save pritraukti visą šitą ritualą, bet jiem nepavyko. Buvo toksai Jemeno karalius Abraha, kuris netgi pastatė labai aukštą bokštą, ten tokią ypatingą bažnyčią ir bandė visus pasikviesti pas save, bet aišku žmonės neklausė, nes kaip yra ritualas, kuris jau tiek daug metų vyksta, visi keliauja tenais ir net jis buvo sugalvojęs Kabą nugriauti, net atėjo su didžiulė armija. Islamas yra viena didžiausių pasaulio religijų. Tai yra įsitikinimai, tai nieko bendro su kažkokia tai vietovė neturi. Be abejo, yra tam tikri kraštai, kuriuose musulmonai yra dauguma, bet tai nereiškia, kad tai yra kažkoks tai geografinis punktas, kur gyvena vien tik musulmonai. Islamas tai yra religija, įsitikinimai, žmogaus asmeniniai ir juo musulmonų gali būti bet kokios rasės, bet kokios tautos žmogus ir nebūtinai kažkur tai arabų šalyse, nes daug žmonių įsivaizduoja, kad islamą pasikeitė tik tai arabai, kas nėra teisybė, nes arabai visų musulmonų sudaro tik tai gal 10%. Iš tikrųjų gal netgi mažiau. Tai iš tikrųjų islamas gyvuoja visose pasaulio šalyse. Turbūt nėra tokios šalies pasaulyje, kur nėra musulmonų, jie yra visur ir tai yra 5% visos žmonijos iš tikrųjų. Lietuvoje statistiškai yra apie 3000 musulmonų, statistiškai reiškia tie, kas per surašymą prisipažino, bet jų yra tikrai daugiau. Mes manome, kad maždaug gal iki 10 000. Jie išsibarstė po visą Lietuvą, bet Lietuvoje, jeigu kas nors pasidomėtų, tai Lietuvoje islamas yra oficiali konfesija, religija ir
jau daugiau negu 600 metų. Taip kad islamo istorija Lietuvoje irgi labai įdomi iš tikrųjų, kaip islamas pakliuvo į Lietuvą, taip kad tikrai verta pasidomėti ir pastudijuoti šitą klausimą. Lietuvoje yra, aišku, nedaug, jų buvo kadaise daug daugiau maldos namų, reiškia, mečečių pačių. O dabar šiuo metu yra tik tai 4 mečetės, kas liko. Tai yra 3 medinės mečetės, tai viena 40 totorių kaime, viena Nemėžio kaime. Didžiausia mečetė irgi medinė, tai yra Raižių mečetė ir vienintelė mūrinė mečetė, tai yra Kaune, kuri pati naujausia iš visų. Ir yra dar, Vilniuje yra patalpa, kur galima melstis ir Klaipėdoje irgi taip vadinama musalla arba maldos kambarys Klaipėdoje. Šito aš negaliu pasakyti. Nežinau, šito negaliu patvirtinti, nes į mane niekas nesikreipia. Aš pats nemačiau, aš dar neapžiūrėjau. Tai tada ir nekalbėsime apie tai. Paskutinis klausimas tai būtų broliams, sesėms, kurie nori prisidėti, pavyzdžiui, bet jie sako, aš šiandien dirbu. Turbūt jie nori, bet taip aš neleidžia. Motivacija. Bet kokiu atveju, jeigu kažkas yra musulmonas, tai jis turi žinoti savo šaknis, turi pažinti, turi domėtis, nes tai reikalas, kurį jis turi būtinai perduoti savo vaikams. Tai yra labai svarbu, nes jeigu tu pats nežinai savo šaknų, tai tu esi labai pažeidžiamas, nes paprasčiausiai kad ir bet kas paklaustų, vis tiek tai įvyks kada nors gyvenime, jeigu kas nors paklaustų apie jo, kaip sakant, kažkas sako, esas musulmonas, bet ir paklausti, ką tai reiškia būti musulmonu ir nemokėsi atsakyti, tai parodo, ant kiek tu esi. Manau, jums, kaip ir man, kilo nemažai klausimų apie Lietuvos totorius. Taigi, kol kas šioje laidoje tiek. Buvo su jumis laida Tu kaip aš. Ir aš jos vedėjas Ernestas Gidukevičius. Iki susitikimų kitoje laidoje.